Sveiki, mielieji. Kinijoje yra gaminama labai daug neblogų daiktų. Manau, kad tai yra vienas iš jų. Tikrai, kiek esu žiūrėjęs, kiek esu matęs įvairiausių apžvalgų YouTube kanale ir šiaip skaitęs internete, žmonės džiaugiasi. Ir nežinau, nors atrodo jau radioelektroniką užsiimu, ne pirmus metus, turiu ir tų lituoklių, turiu ir įvairiausių įrankių, tačiau nesusilaikiau ir aš. Užsisakiau šitą litavimo stotelę. Kuo jinai yra įdomi? Tai yra konstruktorius. Ją reikia, kaip nebūtų juokinga, susilituoti pačiam. Tačiau šita stotelė, jinai, palyginus su tokiu pačiu galimybių, reiškia, litavimo stotelėmis, kurias mes galėtume įsigyti Lietuvoje, faktiškai jinai nieko nekainuoja. Tie $16 ir reiškia, už patį litavimo stotelės rinkinį, nežinau, dabar nepasakysiu, ar 16, ar ten kažkas panašiai, kažkokia panaši suma. Ir dar ten keli doleriai už tą maitinimo bloką, kuris yra reikalingas. Sakykime, bendroji sumoje ten kokie $20–25 už tokį daiktą, tai yra juokas. Kodėl yra pigu? Pigu yra todėl, kad yra reiškia, konstruktorius, yra rinkinys, korpusą reikia susirasti pačiam. Žodžiu, maitinimo bloką aš taip pat užsakiau. Netgi jeigu ir skaičiuot maitinimo bloko kainą, tai vis tiek kokius ten $23–25 galima įsipaišyti drąsiai. Tai kągi, pasižiūrėkim, ką čia mums kiniečiai įdėjo. Taip, nepagailėjo putplasčio. Viskas čia kaip ir tvarkoj. Taigi, yra toksai rinkinėlis. Reiškia, pagrindinis jo pliusas ir pagrindinis jo privalumas yra, nenoriu sakyti to žodžio neva, japonų firmos Hako lituoklio antgalis. Kas yra gerai? Gerai yra tai, kad šiluma pasiekia po šitą litavimo smaigalį tiesiai iš elemento. Nėra tarp jų, reiškia, jokio faktiškai jokio izoliatoriaus, nes kitose lituoklėse tai dažniausiai būna oras. Netgi su keramikiniu antgaliu mes turime šiokius tokius šilumos nuostolius. Toliau šitam komplektėlyje yra detalės reikalingos jam surinkti. Štai turime maišelį. Yra rankenėlė, tokia kaip ir visai nebloga atrodo. Pačiupinėjus yra uždėtas toksai guminis, reiškia, dar izoliatorius pirštams, kad neslystų. Jau čia įvairiausias yra tvirtinimo detalės antgaliui.
Paskiau turime va tokį va, reiškiasi, sakykime, tokią rankenėlės vidinės dalies konstrukciją. Jinai susirenka ir į ją turi įsistatyti šitas antgaliukas į tą pačią rankenėlę. Na, čia toliau yra laidai ir terminio vamzdelio gabalėliai irgi reikalingi konstravimą, aš jų net ir netrauksiu iš maišo. Taip, toliau. Aha, laidas. Na, laidas tikrai, laidas yra 5 gyslų ir tokiu apgaubtas tokiu silikoniniu apvalkalu ir ganėtinai toksai malonus, minkštas laidas. Reiškia, lituojant, ypač jeigu reikia daug lituoti, tai su tokiu, laikant lituoklį, su tokiu laidų ranka mažiau pavargsta. Pats kontroleris. Pats kontroleris yra nedidelis, kaip matot, jau tikrai nedidelis. Oi, na nežinau, jeigu būtų dar truputėlį mažesnis, tai ir į degtukų dėžutę sutilptų. Toliau, ką mes čia dar turim? Aha, čia yra, reiškia, geras toksai, mano supratimu, tikrai kokybiškas aviacinis kištukas. Įkišti reiškia lituoklį. Padėties daviklis. Na, tai paprastas vamzdelis, kuriame ridinėjasi rutuliukas. Kai palenkiam lituoklį, reiškia, jisai užtrumpina kontaktus ir kontroleris žino, kad reikia pradėti šildyti geležtę, kad to jau bus lituojama. Tai štai, na ką, čia daugiau atrodo kinietis jokių dovanų neįdėjo. Žmonės elgiasi įvairiai. Žmonės dažnai naudoja kompiuterinius maitinimo blokus tam dalykui, įvairiausius universalius maitinimo blokus. Na, kiti tiesiog per daug nesuka galvos ir jungia tai, kas po ranka papuolė, nes šitą daiktą galima užmaitinti ir 12 voltų, tačiau negausime pilno to deklaruoto galingumo. O lituoklis yra reikalingas įvairiems atvejams. Reikalingas netgi tada, kai reikia išlituoti ir tokią detalę, kurią reikia stipriau pašildyti. Todėl aš manau, vis dėlto padariau teisingai, kad užsisakiau maitinimo bloką. Nedidelis impulsinis maitinimo blokelis, kuris man turėtų duoti tiek galios, kiek reikalinga šitam lituokliui. 24 voltai ir maždaug apie 4 amperus kažkur tai čia deklaruoja, kad jis gali pagaminti. Tai štai, va toks va rinkinėlis. Dar galutinai neapsisprendžiau, bet turbūt reikės visą tai montuoti kokiam nors metaliniam korpuse, kad būtų viduj truputėlį daugiau erdvės, netgi truputėlį gal su atsarga. Na, man kažkaip norėtųsi panaudoti kokio nors CD-romo seno arba DVD-romo, čia pas mane jau mėtosi korpusėlį, tai žiūrėsiu. Tačiau pirmiausia reikia surinkti konstrukciją ir ją įjungti ir pasižiūrėti, kaip jinai veikia. Štai, pirmiausia gal pradėkime nuo lengviausio.
Paėmiau laidą, pašalinau gabalėlį izoliacijos ir dabar reikėtų nuvalyti laidukų galiukus. Gera turėti reikalų su karščiai atsparia plastmasė. Nereikia sukti galvos, kad kažkas išsilydys arba sudegs. Taip, vienas yra. Štai. Mūsų šakutė prilituota. Iš galo kiekvienas kontaktas turi savo numerį, todėl lituojant rankenėlę problemų nebus. Galima tik tai pasižymėti, koks kontaktas atitinka kokią laidą spalvą. Taigi, ką ir padarom. Turėtų būti dar kažkur tai mūsų izoliacinis toks vamzdelis, nes laidai gali liesti. Aha, maišelį aš jau nematau. Neįdėjo kinėtis. Turiu aš, ačiū Dievui, to izoliacinio termo vamzdelio. Užmausim ant kontaktų. Užtraukiam termo vamzdelį. Taip, užtraukiam su atsargėle, kad mums viskas čia gerai užsiizoliuotų. Taigi, turime vieną galą jau kaip ir sutvarkytą. Puiku. Kągi, važiuojam toliau. Antrojų etapu nutariau surinkti vidinę rankenėlės dalį. Reiškia, taip, kaip čia dabar jinai susineria. Kągi, atrodo viskas savo vietose. Pradžiai prikabinkim truputėlį, kad būtų patogu dirbti toliau. Na, turėkime omeny tai, kad dar kontaktus iš viršaus spaus rankenėlė. Yra, atrodo prilipo prie abiejų aikštelių. Taip, kągi, analogiškai elgiamės ir su kitu. Na, sakykim, prilipo. Ir atrodo tiesiai stovi. Taip, release į mūsų rankenėlę šitas daiktas. Lenda be vargo. Dabar gal reikėtų pritaisyti laido laikiklį. Štai, šitas geležiukas turėtų stabilizuoti mūsų laidą. Kągi, surinkom mūsų litavimo statelę, kol kas tokį labai laikiną variantą viso šito reikalo, bet manau pabandymui tiks. Dabar reikia pabandyti paleisti mūsų maitinimo bloką, nes jeigu nebus maitinimo, tai nebus ir veiksmo. Taigi, jungiam pliusą prie pliusą, minusą prie minusą. Tvarkelė. Pirmas jungimas kaip ir pavyko. Veiksmas vyksta. Lituoklis įkaito momentaliai ir labai gražiai apsilūdė. Prašau, vyksta temperatūros reguliavimas.
nustačiau 160 laipsnių. Kaip ir viskas gerai. Taigi, mielieji, baigiau montažo darbus. Žmonės elgiasi įvairiai. Vieni reiškia, užsakinėja pas kiniečius gatavus aliumininius korpusėlius, kurie faktiškai 100% jau yra pritaikyti tai plokštai, ten nieko ir daryti nereikia. Tiesiog sudedi viską į krūvą ir gauni reiškia pabaigtą gaminį. Galima nusipirkti korpusą radio detalių parduotuvėje, jų čia pas mus irgi pilna, štai, sakykime, kaip po šito maitinimo bloko, apie kurį mes jau kalbėjom. Na, aš pasielgiau praktiškai, mėtėsi čia pas mane toksai senas sidiromas, panaudojau aš jo dėžutę, to sidiromo korpusą. Reiškia, į priekinę panelę įdėjau ir to kontrolerio plokštę, išvedžiau lituoklio rozetę, enkoderio rankenėlę, papildomai įstačiau išjungėją, visą plastiką išpjoviau, kraštelius gražiai reiškia nušlifavau, su dilde palyginau ir priekinę sienelę padariau permatomą iš organinio stiklo. Manau, kad tai yra neblogai, nes pati medžiaga labai nesunkiai, pačią medžiagą labai nesunku apdoroti ir nereikia pjauti papildomo langelio, reiškia, šitam indikatoriui segmentiniam. Toliau, čia buvo, reiškia, tam sidirome toksai aliumininis dangtelis kažkoks tai, ten po to dangteliu slėpėsi toks kompakto prispaudėjas. Na, man tas aliumininis dangtelis aktualus tik tai tiek, kad jame prigręžiojau skylių, per kurias išeina oras. Galiniai sieneliai padariau standartinę kompiuterinę rozetę, kad nereikėtų savo sukti galvos su kabelio pajungimu. Čia pas mane toksai pasidarė plyšys, šitoj vietoj buvo reiškia idea jungtis sidiromo. Kadangi ta jungtis išsimetė, tai liko tokia skylė, tačiau aš nieko su jie nedariau, nes viduje šviežio oro tikrai nebus per daug, nes maitinimo bloko radiatorius truputėlį kaista. Apačioj taip pat prigręžiojau skylių ir prisukau guminės kojeles, kad neslidinėtų, kad nešokinėtų per stalą. Ir išėjo toksai gaminėlis. Lituoklis taip pat gražiai susipakavo į rankenėlę. Viskas čia kuo puikiausiai susirenka, viskas kuo puikiausiai susilituoja. Aš dar papildomai užsakiau vieną opcinį antgalį. Reiškia, jo forma truputėlį skiriasi negu to, kuris buvo stotelės komplekte. Na, šitas yra truputėlį gal smailesnis ir galiukas taip pat yra užgalastas panašiai kaip atsuktuvas. Na, pasiėmiau aš jį daugiau smulkesnėm detalėm lituoti. O štai šitas antgaliukas yra labai puikus, kada reikia ką nors išlituoti ir kada reikia išlituoti ypač paviršinio montažo elementus, kur reikia sušildyti, reiškia, didesnį plotą. Na, paskiau aš truputėlį pademonstruosiu, kaip dirba šitie antgaliai.
Taigi, tiek apie konstrukciją. Sakau, internetas pilnas informacijos, jeigu kam neužteks šito video, įveskite paieškoj Hakko T12 ir turėsite pilną tokių filmukų, nes šita stotelė tikrai yra populiari ir jinai yra gerai perkama. Dabar norėčiau truputėlį papostringauti apie šito daikto veikimą. Kaip mes visi puikiai žinome, ypač šiais naujojo kapitalizmo laikais, kad nemokamas sūris būna tik tai pelėkautose. Atrodo, viskas čia būtų kaip ir puiku. Reiškia, lituoklis yra nedidelis, patogus. Šitos geležtės, kartridžai taip pat labai greitai įkaista, taip pat labai yra patogus naudoti, galima greitai pakeisti juos. Reiškiasi, taip pat pats valdymas yra labai patogus, labai paprastas. Temperatūra pasiekiama faktiškai per kelias sekundės. Ir jo labiau yra galimybė nusipirkti netgi konstruktorių, kurį reiškia patys susimontuodami, patys surinkdami, dar sutaupome kelis eurus. Tačiau yra vienas niuansas. Aš peržiūrėjau labai daug šios litavimo stotelės apžvalgų, peržiūrėjau labai daug, reiškiasi, labai daug nufilmuotos visokios medžiagos, kur žmonės dalinasi savo įspūdžiais. Ir aš niekur neradau, kad kažkas būtų normaliai paprastai paaiškinęs, kaip šitą daiktą sukalibruoti. Kaip pasiekti, kad ta temperatūra, kuri yra rodoma ekranėlėje, kad jinai sutaptų su geležtės temperatūra. Taigi, mielieji, idealus mūsų lituoklio iššilimo grafikas turėtų atrodyti taip. Taigi, idealiam variante tai, kas nustatyta enkoderiu, turi sutapti su mūsų termometro parodymais. Turėtume gauti štai tokią tiesę, kuri X ašies atžvilgiu yra pasvyrusi 45 laipsnių kampu. Toksai, mano supratimu, turėtų būti idealus grafikas. Pasižiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų. Taigi, mūsų termometras rodo beveik kambario temperatūrą, stotelė išjungta, reiškia, paskutinį kartą ją išjungdamas aš nustačiau minimalią temperatūrą, o šita stotelė prisimena, žodžiu, minimalią, tiesiog prisimena tą temperatūrą, kuriai esant jinai buvo išjungta ir kito įjungimo metu jinai stengiasi palaikyti tą temperatūrą. Taigi dabar turėtų mūsų stotelė sustoti kažkur ties kambario temperatūrą. Akurat. Stotelė rodo 18 laipsnių. Truputėlį lygtai lituoklis truputėlį pradėjo daugiau rodyti, bet tiek to, sakykim, kad 20 ir 20 laipsnių tai yra pirmasis mūsų realus kreivės taškas. Taigi jį ir pažymėkime. Tai bus taškas, kuris sutaps su mūsų idealia kreivė. Nustatėme 50 laipsnių, o termometras realiai rodo jau apie 120. Netgi artėja prie 130. Tiek to. Sakykim, kad yra 125 laipsniai.
Važiuojam toliau, kas bus prie 100 laipsnių. Na gerai, tebūnie 160 laipsnių. Gerai, 150 laipsnių. Gerai, tegu bus 187 laipsniai. Važiuojam toliau. 200 laipsnių. 200 laipsnių tai yra aktuali temperatūra, nes tai yra temperatūra, iki kurios stotelė nužemina geležtės temperatūrą atseit, kada jau jinai nueina į miego režimą. Ir šito skaičiaus mes negalime pakeisti, kad tai yra įsiltas į programą. Na gerai, tebūnie 230. Tegul dabar bus 250 laipsnių. Taip, gerai, 300 laipsnių. 300 laipsnių. Taip, 350 laipsnių. Šitoj vietoj panašu, kad nuomonė sutampa. 350, 350. Gerai, tegu tai bus idealus taškas. Taigi, važiuojam toliau. 400. Na gerai, tegu bus 385. Na ką, daro maksimumą. 450. Ai, stotelė nori eit miegot. Taip, 450 laipsnių. Gerai, tegu bus 425. Taigi, mūsų eksperimento rezultatai. Žodžiu, iš pradžių realus grafikas eina žymiai reiškia aukščiau, tiksliau žymiai žemiau idealaus. Nustačius enkoderio temperatūrą, reali temperatūra bus žymiai aukštesnė, negu mes nustatėm. Sakykim, vat, šitas vat, kontrolinis taškas, čia buvo reiškia 50 laipsnių, mum jau rodė kažkur tai apie 130 berods. Na ir kuo toliau, tuo realus grafikas vis artėja prie idealaus. Ir taške 350 laipsnių enkoderio nustatymai sutampa su termometro nustatymais. Tai štai, atliekant kalibravimą, šitą tašką galima stumdyti. Yra stotelė nedidelis
nedidelis potenciometras, kurį sukiojant šitą tašką mes realiai galima perstumti. Toliau, kiek aš žiūrėjau apžvalgų, kiek man teko surinkti informacijos, aš niekur neradau žmoniško, logiško paaiškinimo, kaip reikia programiškai, reiškia, sukalibruoti šitą stotelę. Grafikas, idealus grafikas ir realus grafikas realiai kertasi lotyniškos X raidės pavydalu. Virš idealaus taško, kur enkoderio nustatymai sutampa su termometro parodymais, reiškia, realus grafikas kyla į viršų. Tai reiškia, jau mes turim realią temperatūrą mažesnę, negu nustatome enkoderiu. Sakykime, nustatę 400 laipsnių, mes jau turėsime kažkur tai 390 laipsnių, neatsimenu kiek. O pačiam viršutiniam taške, nustatę 450 laipsnių, mes realiai turime apie virš 425 atrodo laipsnius. Tai štai, man pavyko, reiškia, žaidžiant su šita litavimo statele, tik tai tiek išsiaiškinti, kad kuo aš žemiau pastumiu šitą susikirtimo tašką, sukiodamas tą paderinimo potenciometrą, galima padaryti, kad jisai sutaptų ir prie kažkur tai prie 250 ar netgi gal ir prie 200 laipsnių. Tačiau tada labai nusistumia va šitas maksimalus taškas, iki kurio mes galime įkaitinti lituoklio gelonį, lituoklio geležtę. Tai irgi yra nenaudinga, nes norisi kažkaip tai jau iš daikto išspausti visą, reiškia, galią. Iš kitos pusės galime šitą tašką pastumti dar aukščiau. Ir tada išeina taip, kad, reiškia, apatiniai grafiko daly parodymai, enkoderio parodymai ir realaus termometro parodymai dar labiau nesutampa, dar labiau X raidė dar labiau įsiskečia. Tačiau tokiu atveju mes gausime jau didesnę maksimalią temperatūrą. Taigi, tokie yra niuansai. Aš nemanau, kad tai yra esminis šitos stotelės trūkumas. Aš manau, kad su to galima gyventi. Na, žinokime, reiškia, eksperimentiniu būdu nusistatykime tiesiog va šito va taško vietą ir žinokime, kokia yra situacija. Reiškia, žinom, jeigu mes nustatom temperatūrą daugiau negu 350 laipsnių, tai mūsų stotelė meluos į mažesnę pusę, o jeigu nustatome mažiau negu 350 laipsnių, tai stotelė meluos į didesnę pusę. Ir maždaug žinokime maksimalią paklaidą. Jeigu iš tikrųjų taip jau svarbu yra žinoti tuos laipsnius, reiškia. Ir nežinau, tiesiog tiems, kam bus įdomus šitas video, kas užsikabins, kas galbūt ir pats nusipirks šitą daiktą, būtų labai įdomu, kad komentaruose parašytumėt, galbūt jums vis dėlto pavyks atrasti kažkokį tai metodą, kaip va šitą daiktą teisingai sukalibruoti. Nes, na, panašu į tai, kad kiniečiai vis dėlto nulaižė tą schemą, galbūt ją kažkiek tai supaprastino, na ir sėkmingai pardavinėja. Tačiau labai, reiškia, pas visus pardavėjus labai yra paviršutiniški, reiškia, to daikto aprašymai.
tiek surinkimo instrukcijos labai paviršutiniškos, tiek reiškia paties meniu aprašymai. Aš radau, reiškia, ką reiškia kiti meniu punktai, kurie yra paslėpti. Prie tų paslėptų punktų labai lengva prieiti. Reikia tiesiog, reiškia, jungiant stotelę, nuspausti enkoderio mygtuką ir mes įeisime jau į tos paslėptus meniu punktus. Štai prasideda jie nuo P01 ir taip toliau. Vartotojas gali normaliai laisvai prieiti tik tai prie punkto P10, kuris nustato žingsnį temperatūros, ir dar yra punktas P11, kuris yra reikalingas kalibravimui. Bet kaip sukalibruoti teisingai programiškai, kaip teisingai pasinaudoti to P11 punkto, aš taip ir nesupratau. Kaitinau mūsų stotelę iki 350 laipsnių temperatūros, kuri pagal mūsų eksperimento išvadas yra beveik sutampanti su realia. Ir dabar pabandysim išlituoti iš kompiuterio motininės plokštės senos MOSFET'o tranzistorių, kuris yra paviršinio montažo ir kuris yra prilituojamas, reiškia, bešviniu lydmetaliu. Reiškia, tas bešvinis lydmetalis ganėtinai sunkiai lydosi, kaip mes žinom. Taigi, kad per daug nesikankint, paimkim truputėlį paprasto, reiškia, su švinu lydmetalio ir uždėkim ant tranzistoriaus pagrindinės tos aikštelės. Ir viskas, pakaitinam lituokliu. Aš uždėjau tą, reiškia, kirvio formos antgalį. Ir štai iš karto mūsų MOSFET'as jau nori keltis nuo plokštės. Dar truputėlį lydmetalio ant kojelių. Ir mes jį labai gražiai nupūsime. Vien tik su lituokliu. Nereikia nei feno, nei kažkokios ten karšto oro stotelės. Užtenka paprasto mūsų kinietiško rinkinėlio hako pagrindu. Štai. Beveik jau ir atsiknoja mūsų tranzistorius. Štai. Na, galim dar vieną pabandyti. Taip, pakaitinam. Ar jis čia? Jam truputėlį užstoja. Štai, pakaitinu. Reiškia, jo pagrindinė aikštelė, jis atsiknoja. Labai šitas yra geras antgalis, kuris eina komplekte. Štai dar truputėlį paprasto lydmetalio. Ir mes jį labai greitai atkabinsim nuo plokštės. Štai. Jokių problemų. Na, aišku, tokie elementai gana bjauriai lituojasi, tačiau su tokiais elementais, kaip sakykim, kokie nors ten kondensatoriai, tai čia iš vis vargo nėra. Fliuso šito. Jo, su fliusu žymiai patogiau. Štai. Štai jisai gražuolis. Na, pabandom. Iš karto truputėlį fliusą maktelsiu geluonį. Taip. Štai, su fliusu žymiai greičiau einasi. Na va, galiu pademonstruoti, va, didelę aikštelę.
priliečiu lituoklį, momentaliai ištirpina, reiškia, šito aikštelėje esantį lydmetalį. Labai efektingas daiktas. Na ką, yra čia dar tokia didelė rytė, pabandom ją ištraukti. Štai jos išvadai. Norint kažką išstumti iš plokštės, geriau naudoti kažkokią tą įlą arba pinsetą, nes stumint su antgaliu galima labai greitai jį nulaužti. Štai mūsų rytė. Štai, prašom. Kada aš dirbau su savo senu lituokliu, litavimo stotelėje turiu pasidaręs, reiškia, prie laikiklio turiu pasidaręs tokį ventiliatorių. Ir lituojant, aš šitą ventiliatorių įjungiu ir jis man visada nupučia tos dūmus nuo panosės, nes kada lituoji būni prisikišęs ganėtinai arti. Tai štai, lituojant savo senuoju lituokliu, reiškia paprastu iš 220, kuris maitinasi, šitas ventiliatorius labai atvėsindavo lituoklį ir būdavo sunku lituoti. Ir netgi atsukus dimerį tavo, reiškia, 100% jau padidinus galingumą, vis tiek man neužtekdavo. Ventiliatorius labai atvėsindavo. Su šituo jokių problemų. Užsivarai didesnę temperatūrą, įsijungi ventiliatorių ir labai gražiai visus garus jisai nuo panosės nupučia. Tai tuo jau yra tikrai reiškia nenuginčiamas pliusas. Stotelė tikrai yra verta dėmesio. Tikrai jinai pasiteisina, turint omeny jos kainą ir turint omeny, reiškia, jos naudojimosi patogumą ir jos galimybės, tikrai galima paimti, tikrai verta nusipirkti. Tai štai, kol kas būtų tiek. Žiūrėkite, prenumeruokite, rašykite komentarus, girkite arba kritikuokite. O aš atsisveikinu iki kitų projektų ir iki kitų video. Viso gero.